megint. Az igen. Gražino šeimininkus į mačą trečiojo kėlinio pradžioje, kaip pagevišiečiai. Suka kamuolį Nevėžis, Petersonas atakuoja Mozesą Wrightą, Džonis. Po varžovo pražangos kėdainiečiai 2 kartus yra pažeidę taisyklės. Peterson még egyszer. Peterson még egyszer. Down as Foss doesn't hit anything from the 3-point line. Blocking foul and 1. Egyenlített a Falco egy triplával. Ehelyett Peterson. Daugiau ir sunku dar tikėtis, kad galėtų būti daugiau, bet kaip minėjome, ta komandų Iki galo žaidžia Daliais. Starto 5 nepradėjo. Domas Sidarevičius bando uždengti Tylerį Petersoną, bet kaip Tyleris Petersonas šut? 23 sezone Jono Zako tragiškas procentas. O valdai atako jau mūsų žinininką. Žaidžiai stato užtvarą. Petersonas Lobazas jį pasitrė.
savaitgaliu į priekį, bet... Tas skaičių magija, kas paranki yra Utenos Juventusui. Tik ne per seniausiai Dovis grįžo į Lietuvą rungtyniauti. Utenos Juventus taškus. Petersonas. Rimtas kamuolys į tam turtai. Padarė 12. Šiauriečiai lygo 18 kartų. Užmestas kamuolys. Priverstinis bandymas. Girčiūnas. Petersonas gerai keisteli ranką. Vėl sėkmingai. Dabar pridėjo raumenų ir kilogramų savo priekinėje linijoje Petrauskas, kaip nesėkmingai žaidžia Velička su Mockevičiumi, nelaukia perdavimo Mockevičius. JD Muila neįkrauna iš viršaus. Perimtas kamuolys, kaip greitai viskas keičiasi. Žalgiris žaidžia su komandos rungtynes prieš Jonavos Hipodredit klubą. Čia perimtas kamuolys, Petersonas. Dar vienas ilgas Garančų ekipos perdavimas ir JD Muila pelno dar 2 taškus 4-0 priekyje Kėdainių Nevėžio. Nevėžis neturi teisės, jau 5 komandinės turi svečiai. Praranda kamuolį Karolis Giedraitis ir Valantinas Skuodžiai. Tyler Petersonas prameta savo metimą, pats dar pakovojo dėl kamuolio ir galiausiai Jordan Brown viszont összetette a labdát, és egy nagyon nagy túrát kapott. O čia kirtimas be kamuolio, Mazas Repšys. Igazi kosárünnep mindig, amikor ez a két csapat találkozik, csak ilyen speciális magyaros kosárünnep. Tarkos ir iki dviženklio pranašumo gali padidinti savo persvarą panevėžiečiai, bet vietoj to jie suklys. galbūt labiau žaidybinė tokia situacija. Taip, galbūt nubėgdamas labiau netyčia tikrai pataikė. O čia